Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia – visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybė? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Rudenį Seimo rinkimai. Ką daryti? Spalio mėnesį vyks eiliniai Seimo rinkimai. Primename visiems piliečiams, kas tai yra Seimas. Štai ką sako Lietuvos Respublikos konstitucija. 67 straipsnis. Seimas svarsto ir priima konstitucijos pataisas, leidžia įstatymus, priima nutarimus dėl referendumų, skiria Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus, steigia įstatymo numatytas valstybės institucijas bei skiria ir atleidžia jų vadovus, pritarė ar nepritarė Respublikos prezidento teikiamai ministro pirmininko kandidatūrai, svarsto ministro pirmininko pateiktą vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti, vyriausybės siūlymų steigia ir panaikina Lietuvos Respublikos ministerijas, prižiūri vyriausybės veiklą, gali reikšti nepasitikėjimą ministrų pirmininku ar ministru, skiria Konstitucinio teismo teisėjus, Aukščiausiojo teismo teisėjus bei šių teismų pirmininkus, skiria ir atleidžia valstybės kontrolierių, Lietuvos banko valdybos pirmininką, skiria savivaldybių tarybų rinkimus, sudaro vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį, tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas, nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus, ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus, nustato Respublikos administracinį suskirstymą, steigia Lietuvos Respublikos valstybinius apdovanojimus, leidžia amnestijos aktus, įveda tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją padėtį, skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas. Kaip matome, praktiškai viso šalies gyvenimo sritis tiesiogiai susijusios su Seimo veikla. Todėl Seimo rinkimai apspręs šalies gyvenimą per artimiausius 4 metus. Natūralu, kad kyla klausimas, kaip šalies piliečiai dalyvauja šiame svarbiausiame valstybės gyvenimo įvykyje. Iš karto pasakysime, kad iki šiol ne mažiau kaip pusė Lietuvos rinkėjų iš viso Seimo rinkimuose nedalyvaudavo. Paskelbti savaitraščio Veidas apklausos rezultatai rodo, kad rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose nedalyvaus 29,2% apklaustųjų, o 14,6% nurodė, kad nežino, ar dalyvaus rinkimuose. Taigi, jei nieko ypatingo neįvyks, rudenį Seimo rinkimuose vėl nedalyvaus pusė rinkėjų. Dar liūdnesnė padėtis yra su pasitikėjimu valstybės institucijomis. Kaip rodo 2011 pabaigoje atliktos apklausos, pasitikinčių vyriausybę 12,8% apklaustųjų. Tuo tarpu ministrų kabinetų nepasitikė 57,5% tyrimo dalyvių. Seimu pasitikė 4,8% apklaustųjų, nepasitikė 75,4%. Partijomis pasitikė 4,5%, nepasitikė 76% apklaustųjų. Praktiškai Seimu ir partijomis nepasitikė 3/4 apklaustųjų. Pasitikėjimą pareiškė tik apie 5% apklaustųjų, tai yra tik 1 iš 20 apklaustųjų. Nežiūrint to, rudenį bus išrinktas jokio pasitikėjimo neturintis Seimas ir jį sudarys jokio pasitikėjimo neturinčios partijos. Štai kaip atrodo visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro Vilmorus sausio 12-24 dienomis atlikta gyventojų apklausa. Už Lietuvos socialdemokratų partiją balsuotų 16,1% respondentų. O tai yra geresnis rezultatas nei prieš mėnesį, kai apklausos metu socialdemokratams balsų žadėjo 15,8% apklaustųjų. Opozicinė Darbo partija gautų 13,6 rinkėjų balsų. Praėjusį mėnesį jį būtų surinkusi 2% mažiau – 11,6%. Už į trečiąją vietą pakilusią Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partiją nurodė, kad balsuotų 9,2%, 7,2% gruodį. Tvarkiečiai, kaip minėta, ketvirti. Už juos balsuotų 7,1% apklaustųjų, daugiau nei 2% mažiau nei gruodį, kai buvo surinkti 9,2%. Valdančiojo liberalų sąjūdžio rėmėjų gretos nepakito. Jie gautų 4,4% balsų. Ar yra pagrindo tikėtis, kad esamos Seimo politinės partijos, dėl kurių nesugebėjimo dirbti Seimas prarado pasitikėjimą,
gavusios rinkėjų mandatą dar kitai kadencijai pakeis ką nors iš esmės? Deja, jokių požymių tokiam tikėjimui nėra. Tai rodo ir sausio 30 dienos Seimo posėdis dėl laikinosios komisijos sudarimo Snoro banko situacijos nagrinėjimui. Daugiau kaip 5 valandas Seimas ginčijosi, kokius klausimus komisijai nenagrinėti. Nors paprasta logika sakytų, kad reikia išnagrinėti visus klausimus, idant niekam neliktų jokių abejonių, kad būtų įvardintos visos šios Lietuvos nelaimės priežastys ir pasiūlytos priemonės užtikrinančios panašių situacijų pasikartojimo negalimumą. Įsivaizduokime, komisijos darbe iškils klausimas, nenumatytas tame 14 klausimų sąraše, bet galintis suteikti esminės informacijos. Na ir kas? Komisija jo netirs, nes tam klausimui tirti ji neturi įgaliojimų. Šiandien mes turime situaciją, kai totaliai nepasitikima politinėmis partijomis, Seimu, vyriausybė, Snoro banko istorijoje suduotas smūgis pasitikėjimų bankais. Retorinis klausimas. Kas laukia tokios valstybės, kurioje neturi pasitikėjimo Seimas, jį sudarančios politinės partijos, jų sudaryta vyriausybė ir kurioje yra abejonių dėl finansinės sistemos? Tokį klausimą turi iškelti ir jį atsakyti visų pirma politinės partijos, deja kol kas mes to negirdime. Iki Seimo rinkimų dar yra likę daugiau kaip 8 mėnesiai ir norint dar šis Seimas gali šiuo klausimu daug ką padaryti. Bet tai esant tokiai situacijai jau priklauso nuo mūsų visuomenės ir nuo mūsų visų piliečių. Mes renkame Seimą, mūsų valioje ir priversti jį dirbti valstybei ir jos gyventojams. Apie tai sekančiose laidose.